Architektų rūmai vienyje architektus turinčius daugiausia patirties ir žinių apie pastatų struktūrą, funkcinės bei konstrukcinės tų pastatų ypatybės. Šias žinias mes nutarėm panaudoti ir patarti visiems gyventojams kaip savo gyvenamą darbo, poilsio, pagalbinę ar gamybinę patalpą, pritaikyti krizinės ekstremalios situacijos atvejui. Subūrėme darbo grupę, kuri parengė tokias rekomendacijas tų patalpų pritaikymui. Kodėl ta rekomendacija reikalinga? Nes kaip ir valstybė rengia reikalavimus, kaip įrengti slėptuvės, priedangas, kolektyvinės apsaugos statinius, bet tie reikalavimai yra rengiami naujai statomuose pastatuose arba rekonstruojamuose pastatuose. Ir tos slėptuvės atsiras negreitai po 5-7 metų. Ir ne visur, nes pavyzdžiui reikalavimai yra, kad bus įrengiama daugiabučiuose tik virš 5 aukštų pastatuose, kur yra daugiau negu 100 žmonių. O ką daryti ten, kur nėra 5 aukštų pastatų statoma, neplanuojama, nes yra daug Lietuvos miestelių, kaimelių ir kitų pastatų. Kaip ir šis pastatas, į kurį pakvietėm, jis taip pat statytas yra 1862 metais, neturi rūsio, rekonstruotas prieš 10 metų ir tikėtina, kad dar 20 metų tikrai niekas čia nieko nerekonstruos ir jokių priedangų nerenginės. Tik pakvietėm į tokią improvizuotą priedangą, kur vėliau paaiškinsim, kodėl jinai tinkama ir ką joje reiktų papildomai padaryti. Toliau perduodu žodį Tumui. Labą dieną visiems, Tumas Mazūras, Architektų rūmai. Tai dabar tų rekomendacijų tikslas buvo toks, kad parodyti žmonėm, kad kiekvienas gali pasirūpinti savo saugumu, nelaukdamas, kol tai padarys valstybė. Nes valstybė iš esmės, čia yra ilgalaikė labai investicija ir trumpojų laiko tarpų nėra galimybės tą padaryti. Kadangi rūmai vienyje, kaip Algis minėjo, specialistus, žmonės, kurie rengia projektus, tai mes pirmoji eilėje siekiame, panaudodami savo patirtį, nubrėžti tokias kaip gairės, kad užvest ant kelio, kaip būtų galima pasidaryti slėptuvės ne naujai statomose, o būtent esančiose pastatuose. Ir kad ne tik kiekvienoje administraciniam pastate ar biure, bet tą gali pasidaryti ir pas save namie, pas save bute, tiesiog pasirinkti tas patalpas, kur, sakykime, apšaudimo ar kažkokio kitos ekstremalios situacijos metu tu būtum saugesnis, negu kad sėdėdamas kambarį prie lango. Tai pirmoje eilėje mes, matyt, sieksime raginti rūmų narius, kad jie pagal tos pastatus, kur rengia projektus, galėtų žmonės pakonsultuoti, patarti, panaudodami savo žinias, jeigu pažinodami daugiau specialistų pasikviesti, jeigu reikia ar konstruktorių, ar gaisrinės saugos specialistą, patarti žmonėm, kur tą daryti. Tada trečias toks tikslas būtų svarbu, čia toks kaip sukelti sniego kamuolio efektą, tarkim, kad kažkas pirmi pasidaro, ir tada pamato, kad tai įmanoma, kad tai galbūt nėra kažkokia labai didelė investicija ir tas kaip sniego kamuolys vyniotųsi, nes kai pamatys, kad kaimynas turi bendrija kitoje gatvės pusėje turi įsirengusi slėptuvę, tai ir kita bendrija galbūt įsirengs pas tave požeminiam parkinge ar ieškos būdų, kaip tą padaryti. Ir trečias dalykas yra išjudinti tą tokią sąmoningą visuomenės dalį, kuri, sakykime, kaip įskeltų kibirkštį, iš kurios įsidegtų laužas. Tai va tokie pagrindiniai tikslai šitų rekomendacijų. Apie skirtingas patalpas ir... Taip, mes tose rekomendacijose, sakykime, jinai yra tokia pirma kregždė ir stengiamės apžvelgti visas įmanomus pastatų tipus, nuo individualių namų iki daugiabučių, iki administracinių pastatų, iki požeminių automobilių saugyklų ir pasižiūrėti, kur tose vietose galima įrengti slėptuvės. Ten taip pat tokių įžvalgų turėjom dar, kad nedideli miesteliai, kur nėra, sakykime, požeminių pastatų, galima būtų tas priedangas ar padidintų saugumo patalpas įsirengti bažnyčių rūsiuose.
Yra visokių, sakykime taip, inžinerinių tinklų, kolektorių, kur žinant, kad jie šalia tavęs kažkur netolies yra, tai pavojaus metu būtų galima ten pasislėpti. Taip pat mūsų manimų labai tinka tom priedangom požeminės pėsčiųjų perėjos, nes yra stipri pritaikyta perdanga, pritaikyta transporto apkrovom ir jinai gerai saugotų, tik tiesiog apžvelgiam dar, ką reikėtų padaryti ir kaip pasiruošti, kad ta perėnai būtų saugi ir joje būtų galima slėptis. Pagrindiniai parametrai, kas reikia pasižvelgti planuojant priedangą? Tai pagrindiniai parametrai būtų, kas pirmiausia reiktų pasidomėti, iš ko tas jūsų pastatas ir koks pastatytas. Jeigu jis yra iš medinių konstrukcijų, tai yra vieni sprendimai. Jeigu jis yra betoninis, sakykime, karkasas, yra kiti sprendimai. Jeigu yra mūrinės sienos, yra treti sprendimai. Tai vat, pavyzdžiui, kaip ir šita patalpa, mes galvojam, kad ją būtų galima, sakykime, būtent šitam pastate pritaikyti kaip padidinto saugumo patalpą, nes jinai neturi langų į išorę. Tiesiog reikėtų apsaugoti duris, kad nepatektų oro banga, neišgriautų, nepadarytų poveikio. Tai pastatas neturi rūsio, tai va tokia patalpa, kuri mūrinės tvirtos sienos laikančios, gelžbetonės perdangos, jinai tikrai padarytų jūs apsaugotų geriau, negu kad slėptis kažkur kambarį. Bet šalia to reikia ką pasiruošti? Jo, tai dabar be šitas yra toksai, sakykime, slėptuvė ar priedanga, jinai yra toks daugiaplanis veiksmas. Tai yra susideda iš daugelio dalykų. Tai pirmas dalykas yra fizinis barjeras, antras dalykas yra jūs, kai tenais esate, jums tiek kažkur atsisėsti reikės, nežinom, kiek to laiko reikės būti slėptuvė. Mes rengdamės šitas rekomendacijas rėmėmės kitų šalių patirtim. Visų pirma, Ukrainos patirtim, tada Izraelis turi daug labai patirties šiais klausimais ir taip pat rėmėmės Suomių patirtimi. Tai visų tų šalių patirtis yra skirtingos, visas jas užklupo šitos negandos skirtingom aplinkybėm ir skirtingų metų. Ir jų tos saugos patalpos yra skirtos, apsaugo nuo skirtingų poveikių. Tai pavyzdžiui, Suomiai slėptuvę stato nuo pat Antrojo pasaulinio karo pabaigos ir kai dirbo Lietuvoje, labai nustebo, kad pas mus to nereikia daryti. Izraelyje yra kitas dalykas, pas juos yra būtuose, ofisuose, visur trumpalaikio buvimo patalpos, nes jie saugosi nuo, sakykime, tų nedidelio galingumo sprogstamųjų užtaisų, kurie yra savadarbiai padaryti iš vandentiekio vamzdžio ir ten būna nuo pusės iki kilogramo ar kelių kilogramų sprogstamojo užtaiso. Ukrainoje vėl yra kita patirtis, kur yra šalis, sakykime, ten, lyja viskom, kom įmanoma. Tai ten yra sunkiausia tą padaryti. Dabar iš Ukrainos savanorio, Milda Goštautaitė, ten norėčiau, kad šiek tiek iš savo patirties, kiek tos priedangos naudojamos, kaip naudojamos ir kada jų labiausiai prisireikia. Labą dieną. Ne iš Ukrainos, iš Lietuvos savanorė, tik tai daug būnu laiko Ukrainoje. Ir Ukraina yra skirtinga ir poveikio, ir apšaudimo pobūdžio, nes, tarkim, vakarų Ukrainoje ten pasiekia tik tai tolimojo nuotolio kažkokie tai sviediniai ar raketos, o yra sričių, kaip Chersono apskritis, kur aš daug laiko praleidžiu. Ten turbūt panašesnė situacija į Lietuvą, kur ir trumpo nuotolio ir greitai atskrendantis sviediniai daro poveikį. Tai čia, kalbant apie Lietuvą, yra labai daug panašumų su Ukraina, nes mes irgi visą savo slėptuvės sunaikinom, kurias turėjom, pakeitėm pobūdį, ar jas iš vis nugriovėm. Ukrainoje ta pati situacija buvo. Ir jie karui prasidėjus 14 metais nepasimokė ir didžioji dalis slėptuvių naujų yra statomos ir renginėjamos dabar. Tai reiškia jau prasidėjus pilno masto invazijai. Ir tos klaidos Lietuvai reikėtų nedaryti ir tikrai labai sveikintina iniciatyva, nes jeigu mes turėsim pasiruošę iš anksto bent kiek įmanoma daugiau slėptuvių įrengtų valstybės savivaldybių,
kuo daugiau priedangų žinomų vietų žmonėms, kad žmonės patys pasirūpintų savo saugumu, tai netikėtumo atveju, kuris kaip ir yra visai tikėtinas, daugybė žmonių išgelbėti savo gyvybės arba sveikatą. Tai šiuo atveju, kalbant apie Chersoną, ten skirtingai nuo Lvovo, kur pradeda kaukt sirenos ir turi vis tiek apie valandą laiko dar iki tol, kol atskris raketa ir jinai galbūt numušta bus arba nebus numušta. Chersone tu girdi išėjimą ir taip pat girdi ir kur atskrido. Tai tų priedangų poreikis yra didesnis pačioj gatvėj, pačiuose pastatuose, kur tu esi, nes nubėgti iki slėptuvės nelabai yra laiko. Dėl to visi žino 2 sienų taisyklę, kad būtų bent 2 sienos saugančios nuo išorės. Kuo toliau nuo langus stengiasi bent jau apklijuoti plėvelėm, kad jie neišbyrėtų nuo smūgio, arba fanerą apkalt, ar kažkokiu kitu būdu apsaugoti, nes labai daug yra ir sužeidimų nuo būtent nuo smūgio bangos stiklų nuo lango. Tai tokius paprastus dalykus žmonės tikrai gali patys iš anksto apgalvoti savo buvimo vietose. Ir labai svarbu, kad savivaldybės pasirūpintų kuo daugiau įrengimo slėptuvių, nes yra pavyzdžiai Ukrainoje, kur iki dabar nėra įrengtų netgi, pasakyti, mažame kvartale, nėra tinkamų slėptuvių. Mes, kada buvo europarlamentarai atvažiavę į Chersoną akcijos metu ir važiavome jau, važiuojant į Moldovą į oro uostą, į Odesą įvažiavome kaip tik tuo metu, kai buvo labai didelis apšaudymas, kaip tik buvo viešbutis tada susprogdintas. Ir mes sustojom, pralaukėm tą laiką už namų, nelabai saugiai, bet tiesiog tai buvo saugiausia vieta, kur galėjom pasislėpti. Ir jau nutilus sirenoms, važiuodami jau link nakvynės vietos, čia buvo vidury nakties, apie 2 valandą nakties. Ir mes matom einančią masę žmonių grupelėmis, kaip toks vaizdas lyg eit iš kokio koncerto. Ir kai tu matai, kokį atstumą eina su mažais vaikais, eina senukai, eina su invalido vežimėliais vežasi, tas rodo, kad tiek daug žmonių, tiek toli ėjo į slėptuvę, nes buvo didelė grėsmė, priklausomai nuo grėsmės lygio, žmonės arba eina į slėptuvės, arba neina, tuo atveju tikrai buvo didelė grėsmė. Tai ta masė žmonių, kai tie matai einančiai iš slėptuvės toli per porą kvartalų, tai rodo, kiek smarkiai vis dar trūksta slėptuvių vietų Ukrainoje, kuri jau 2 metus yra nuolat apšaudoma. Tai Lietuvoje apie tai mes turim laiko pagalvoti ir tikrai yra labai svarbu, kad tas būtų įgyvendinta. Jeigu kalbant apie apskritai apie veikimą įstaigų karo metu, tai tarkim Ukrainoje šiuo metu negali veikti nei darželiai, nei mokyklos, jeigu jose nėra įrengta slėptuvės. Ir to yra labai daug, kur tiesiog negali veikti vien dėl to, kad jose vis dar nėra įrengtų slėptuvių. Ir dabar yra daug lėšų skiriama ir iš ES tam, kad įrengti tokios įstaigose, kur yra vaikai, bent jau tokios įstaigose, kad būtų slėptuvės. Tai galvoti apie tai reikia dabar ir žmonėms patiems reikia pradėti galvoti apie savo aplinką, apsižiūrėti, kur yra galimybės pasislėpti, ką daryčiau aš tokiu atveju, tiesiog apgalvoti savo veiksmus, nes už mus iš tikrųjų niekas nepagalvos, kaip rodo praktika šalių panašių į mus, kad iš valstybės užtrunka, kol sureaguoja dėl visų biurokratinių dalykų ir dėl apimties. Tai tiesiog aš labai sveikinu tą iniciatyvą ir linkiu visiems, kad nereikėtų to, bet jeigu reikės, kad būtumėm saugus. Prie architektų rūmų prisijungė iniciatyvos Marijonas Mikutavičius ir žadėjo pagelbėti, parodyti pavyzdį, kaip turėtų visi savo ateitimi besiruošiantį. Marijonui
trumpai, kaip pats planuoji ir ką svarbiausia padaryti? Aš čia prisitryniau prie šitų protingų vyrų ir moterų, bet tiesą sakant, greičiausiai šiuo atveju atstovauju tą pasimetusią ir kartais nežinančią, ko griebtis visuomenės dalį, nes bent jau mano burbule, kiek tu skambinėsi su bičiuliais, visi suvokia, kad kažką reikia daryti, nes kaip minėta, kad braškantis valstybės biurokratinis aparatas daugelį atvejų yra lėtesnis negu šiaip paprastos žmonių ir iniciatyvos. Ir kažkaip pradėjau ieškoti, kokių galima imtis darbų patiems. Kažkaip įsivaizdavau, kad jeigu mes sugebam pajungti visuomenę, tai nežinau, pavasario talkoms, rinkti šiukšles, užsiimti kitom pilietiniam akcijom, tai būtų iš esmės nuostabu, kad mes galim ieškoti kartu, nežinau, su seniūnijomis ar su savivaldybių atstovais kažkokių tai vietų, kurias gali žmonės patys įsirenginėti, ieškoti pinigų, gal rasti sponsorių ir taip toliau, ir kad tai prasidėtų šioks toks judėjimas iš apačios, kartu paspaudžiant ir greičiausiai pagreitinant, pavyzdžiui, ir tam tikrus politikus, kad jie greičiau imtųsi savo veiksmų. Tai vienas iš principų, kurį aš čia įsivaizduoju, tai būtent yra tai, kad nesvarbu, ko nedaro kiti, bet svarbu, ką darai tu. Ir aš įsivaizduoju, kad mes žmonės turim, kaip jau čia minėta, šitam mūsų valstybės etape keisti savo suvokimą apie savo grėsmes ir keisti savo mąstymo maudą greičiausiai ir pristaikyti prie naujos realybės. Mes jau nebegyvenam taip, kaip gyvenom prieš 15 metų, kai viskas atrodė šaunu, ramu ir tanka, tai ką amžinai. Tai dėl to visuomenė turi persvarstyti savo supratimą apie mūsų supantį pasaulį. Ir labai gerai, kad per Šiaulių liniją išėjau ant Tumo ir pasirodo, kad čia žmonės pajudėjo tą kryptim kur kas toliau. Ir dėl to labai džiaugiuosi, kad yra kažkoks tai jau branduolys, kuris gali stumti šitas idėjas su žiniasklaidos pagalba, taip pat su visais sąmoningais Lietuvos piliečiais, platinti visą tai. Aš įsivaizduoju, kad tie dalykai dėl slėptuvių, visi techniniai klausimai gali būti koreguojami, prisitaikant, atsižvelgiant. Ir kažkas atsiras, ko gero, naujų gerų pasiūlymų, bet tiesiog norisi visuomenę kelti, kad viso to, kas yra paruošta, kad sklaida būtų kuo didesnė ir tiesiog noriu prie to prisidėti visom išgaliam. Ir jeigu reikia, net jeigu rizikuoju pasirodyti kvailų ir panikierium, aš pasiruošęs tai daryti, nes manau, kad absoliučiai tai yra dabar tas laikas, kada mes turim tais klausimais užsiimti. Tai ačiū. Ir tada pagrindinis klausimas pirmininkui rūmų, ką daryti, kur ieškoti patarimų, kaip rūmai toliau bandys ieškoti. Aš gal dar apie patį dokumentą norėčiau. Dokumentas yra toks dalykas, kurį sunku skaityti, ypač jeigu jis parengtas valstybės, jeigu tai yra kažkokie statybos techniniai reglamentai, pilni lentelių, pilni teksto. Tai mes padarėm tokį dokumentą, kurį galėtų perskaityti bet kas. Vaikas grįžęs iš mokyklos po pamokos galėtų sakyti, tėti, mokytoja parodė tokį bukletą, mes galim namuose savaitgalį pasidaryti saugią erdvę, imam grąžtą, einam, darom. Tas dokumentas bus atvirai prieinamas Lietuvos architektų rūmų interneto svetainėje, bet kas gali atsisiųsti. Gavę naujos informacijos mes jį pastoviai atnaujinsim, taisysim, koreguosim pagal visų kitų institucijų įžvalgas, patarimus ir iš kitų šalių patirčių. Tai tiek pradžiai dabar, jeigu turit klausimų, mes bandysim atsakyti. Tai gal apie pačias rekomendacijas, daugiau ką rekomenduojat, taip paprastai ir koncentruotai žmonėm, neskaitant to, kad reikėtų ar ne visų pirma rasti tą tinkamą patalpą, bet kokie reikalavimai pagrindiniai patalpai? Pagrindiniai reikalavimai, tai matyt būtų tokie. Turėtų būti ta patalpa, sakykime, neturėtų būti labai didelė. Šiaip įvairios normos skirtingai numato, bet paprastai skaičiuojant, matyt, nuo kokio 0,75 iki 1,5 kvadrato žmogui reikėtų, vėlgi priklausomai, kur tai pasidarote, ar tai pasidarote pastate pas save, individualiam name, ar ofise, ar kažkur kitur, ar bute.
turėtų būti tvirtos sienos, jokių būtų ne gipsinės, būtų geriausia, kad būtų mūrinės, betoninės, betonas daugiausia laiko. Turėtų būti jinai atskirta bent vieną sieną, ar geriausia, kuo daugiau sienų skirtų jūs nuo lango, nes sprogimo banga, reiškia, jinai, jeigu šalia kažkur sprogo sviedinys, sprogimo banga pirmoji eilėje išdauš langus. Taip pat Milda, ką minėjo, langus labai gerai saugo juostelę suklijuot kryžiais ar plėvelę užklijuot, tada bus mažiau šukių, net jeigu išbirės ir panašiai. Tada tą patalpą reiktų žiūrėti, kaip jūs iš jos išeisite. Jeigu bus kažkokie grius baldai ar grius kažkas, kad neuždarytų jūsų tenais ilgam laikui, kad nereiktų toje patalpoje laukti, kol ateis jūsų kažkas gelbėti, gaisrininkai ar kažkas. Aišku, reiktų pasirūpinti kažkokiam nedidelėm atsargom, baldais, kažkokiais, sakykime, akumuliatoriais galbūt, powerbankais ar kažkam, kad galėtumėt įsijungti telefoną, nes tų šalių patirtis yra labai skirtingos. Suomiai ilgai pritaikė yra savo slėptuvės, ilgam buvimui. Izraelė jos yra skirtos valandai 2, nedaugiau. Tai vat, ką mes turėsim, kaip mes kariausim, kaip mus puls, mes dar nežinom. Tai vat, pradžiai turėtų būti minimalus pasiruošimas ir tą pasiruošimą nuolat reikia plėsti, didinti, stiprinti. Įsirengia, sakykime, priedangą kažkokią bute, saugią vietą, jau turim. Tada reikia žiūrėti, kokios dar galimybės. Gal yra galimybė pasislėpti, įsirengti priedangą slėptuvę požeminiam parkinge, Rusy, kažkur dar. Priklausoma vėl nuo to aplinkui, yra slėptuvių, nėra. Čia kiekvienas atvejis yra individualus ir jį reikia žiūrėti racionaliai, logiškai mąstant ir geriau turėti kažką žvirblis saujoj negu jautis lankoj. Geriau turėti priedangą. Nes reikalas koks yra, labai tikėtina, kad mes galim būti atakuojami iš Kaliningrado srities arba iš Baltarusijos. Tai iš Baltarusijos teritorijos, sakykime, šiuolaikinė balistinė raketa, jinai skris kelias minutės. Tai vat, įsivaizduokit, kiek turėsim laiko pašokti iš lovos naktį ir nubėgti kitos patalpos. Tai aš įsivaizduoju, kad mes turėtume tilpti į 10 minučių, nedaugiau. O šiaip, pavyzdžiui, teko pakliūti oro pavojuje, buvom Kijeve, čia paskutinį savaitgalį, kai buvo oro pavojus, tai mum nepatyrusiam nusprendėme eiti į slėptuvę, užtruko 10 minučių, kol mes išsikrapštėme iš viešbučio kambario ir nusileidome į Rusiją. Tai tas mūsų atveju gali kitaip veikti, nes Kijevas, Ukraina yra dideli atstumai, o Lietuva yra arti, turi arti kaimynus, čia viskas yra trumpesni keliai. Turbūt pirmiausia, dar reiktų pažinti savo aplinką, savo pastatą, pavyzdžiui, suprasti su specialisto pagalba, ar laiptinė yra, pavyzdžiui, surenkama ar monolitinė. Jeigu surenkama, visi tie maršai subirės ir tu būsi suspaustas, tai į ją geriau nei. Į monolitinę kaip tik tai yra gera erdvė pasislėpti. Čia, kur jūs pakvietėm, taip pat, kodėl mes šitoj patalpoje. Jinai yra pirmam aukšte, jinai turi didžiulį langą, vitriną, bet vitriną galima uždaryti smėlio maišais. Neturint smėlio maišų, galima iš anksto pasiruošti plieninės duris, lakštus, kurios laikai kažkur sandėly ir tik ekstremalios situacijos atveju atsineši, prisisuki, pasiruoši. Čia yra daug konstrukcijų, jos yra tankiai išdėstytos, galima pasislėpti po jom. Yra kitas langas išėjimas ne į lauką, bet į sekančią patalpą iš jos dar į vieną. Tai mes turim ir kitą išėjimą. Taip pat yra ir sanmazgas, kur privalumas, bet nebūtinybė turbūt, nes būtinybė yra išgyventi, išlaukti tas kelias valandas ir tada išeiti saugiai jau gyventi toliau normalų gyvenimą. Daugiau klausimų? Galbūt savanoriai galėtų dar truputėlį pakomentuoti, ką matė iš savo akimis, galbūt kažkokias klaidas, kokias darė žmonės ar bendruomenės susijusios su slėptuvėm. Gal viena iš klaidų, kuri pirma man ateina į galvą, tai ne žmonių ir ne bendruomenės, o būtent iš, net nežinau, kieno ten konkrečiai atsakomybė, savivaldybių turbūt. Tos slėptuvės, kurios yra įrengtos, jos turi būti prieinamos. Ir ne vienas ir ne du atvejai yra, kada žmonės buvo sužeisti arba žuvo prie pat slėptuvių, vien dėl to, kad jos buvo užrakintos.
O jos buvo užrakintos dėl to, kad neišmoktų ten esančių jau suvežtų baldų ir įrangos ir tiesiog buvo užrakintos slėptuvės. Tai tokių atvejų negali būti, nes žmonės grinai ėjo į slėptuvės ir jie buvo prie jų sužeisti ar užmušti. Tai tas prieinamumas yra vienas iš pagrindinių dalykų. Kitas dalykas, vėlgi ne klaida, bet tiesiog iš to nepasiruošimo, nes tik dabar pradedama įrenginėti, tai yra vidaus pats paruošimas, ne tik tai konstrukcijų, bet ir to, kad galėtų žmonės ten gyventi ir parą, ir dvi. Tai vėlgi pagalvoti apie tokius dalykus, kaip sako, kad senmazgas gal ir netaip svarbu, bet jeigu tokioj patalpoje yra 50 žmonių ir jie yra parą, tai tuomet tas klausimas vis tiek jisai iškyla. Ypatingai kai yra ir vaikai, ir seni žmonės, kas dažniau eina į slėptuvę, nes jaunimas dar linkę yra tokie, sakant, pasikliauti likimu. Tai tas pasikliavimas likimu yra viena iš pagrindinių klaidų, kad žmonės tiesiog tiki, kad man taip nebus. Ir manau, kad didžioji dalis tų žmonių, kurie turėjo galimybę ir nenuėjo į slėptuvę ir žuvo ar buvo sužeisti, jie irgi galvojo, kad man taip nenutiks. Tai tas saugumo jausmas toksai yra labai apgaulingas. Tai tiesiog reikėtų ruoštis ir visada galvoti, kad man taip gali nutikti ir geriau būti pasiruošusiam ir kad nenutiks, negu kad nepasiruošus. Gal tiek. Dar šitas klausimas, mes kalbam apie žmonės, kurie gyvena miestuose, kažkaip tankiai ar daugiabučiuose, o ką daryti tiem, kurie gyvena, nežinau, kaime, mažesnė miestelėje, vieno aukšto namas ir aplinkui nėra nei darželio, nei mokyklos, kur tu ten galėtum pasislėpti, ką tokiu atveju jiem reikėtų įsirengti, jeigu nėra rūsio, ką jiem daryti? Tokius atvejus mes irgi, sakykime, kažkiek bandėm užkabinti, panagrinėti šitose rekomendacijose, tai vėlgi, kaip minėjau, pati yra bažnyčios, yra rūsiai. Tuose nedideliuose miesteliuose, kaimeliuose, būna bažnyčių, sakykime, ne? Tai kunigų bendruomenė, kaip čia pasakyti, bendruomenė, dvasininkija, ne, jie pasiruošę yra šitam, jie sutiktų, mano manimu, kad tos priedangos ar slėptuvės būtų įrengtos bažnyčių rūsiuose. Ar kaimuose, vėlgi, reikia žiūrėti, ką mes turim. Jeigu mes turim kažkokį seną apleistą bulvių rūsį, tokį gruntų užpiltą, tai yra puikiai priedanga. Tai tiesiog reikia susitvarkyti, pasižiūrėti, galbūt kažką pasišiltinti, išsivalyti, kad ten nebūtų apleista, kad galėtum tenais išnuodyti žiurkės. Jo, ir įsirengti, pasidėti kažkokio atsargų, vandens, dar kažko ir vėlgi tiks, ta puikiai bus priedanga. Jeigu nėra nei rūsio kažkur vienkiemė sodyboje, ne, tai galbūt pasidaryti tada reikia, tiesiog įsirengti. Tos rekomendacijose prašom, nes vis tiek kažkas yra, vis tiek yra kažkokia mūrinė krosnis senovinė, pečius, už kurio galbūt galima pasislėpti. Gal yra špyžinė vonia, kur galima į ją įlipti, užsidėti kažkokį metalo lakštą. Ir tai tam vienkiemį ir gyvens turbūt ne 15-20 žmonių, o 1-2, kurie kažkaip ir pralauks tą pavojų. Vėlgi tas vienkiemis, žinot, nedidelė tikimybė, bet teritorijos, sakykime, mes nežinom kaip. Galbūt šalia to kaimo yra kažkoks tiltas strategiškai svarbus, galbūt bus koks dalinys apsistos nakčiai, kurį gali apšaudyti. Tai ta prasme, tai nėra, kad vienkiemis yra saugus dalykas, tai už tai apie tai ir kalbam. Tai žiūrėjom tokį atvejį, tai tokie būtų pasiūlymai. Aš dar čia pridėčiau, kad nėra, turint tokį priešą, saugių vietų nėra apskritai, todėl kad dėja nėra taip, kad nešaudoma į bažnyčias, ar nešaudoma į ligoninės, ar nešaudoma į mokyklas. Pati būdama vietoje, ne vieną atvejį mačiau, kur tikrai žinau, pati buvau ir kad ten nieko nėra, jokios svarbios infrastruktūros, karinių dalinių ar kažko, ir kur yra tik tai humanitariniai centrai, arba tik tai mokyklos, kuriuose taip pat yra dažniausiai dalinama humanitarinė parama ir ten atskrenda tikslingai, ypatingai kaip tik tuo metu, kai yra dalinama kažkas. Tai
saugių vietų nėra su šiuo priešu. Tai dėkui. Jeigu daugiau klausimų nėra, jeigu ką, Galiu dar pasakyti tokį pabaigai, kad labai tikimės kuo didesnės sklaidos šito dokumentų gal negalima pavadinti. Ką mes darysim toliau, agituosim rūmų narius padėti bendruomenę, galbūt imtis iniciatyvos, kad aplankyti, pasiskelbti, prisiregistruoti, kad galiu pakonsultuoti, gyvenu tokie mieste. Rūmai darys mokymus, kursus, dar nežinom kokiam formate tie kursai bus, bet kviesim kuo daugiau ir kuo plačiau, ne tik architektus. Kitą savaitę Tumas išvažiuoja toliau tobulintis į Suomiją, ten vėl aplankys slėptuvių, priedangų, tai manau, kad vėl tam tikrų žinių bagažą plėsim ir jį vis pildysim. Taip, ir ta rekomendacija, mes įsivaizduojam tokį kaip testinį projektą. Ta prasme, dabar mes pradžiai kaip apžvelgiam, ne? Tai, sakykime, tos rekomendacijos gale neparašėm, bus daugiau, ar laukite tęsinio, bet mes planuojam tą tęsinį, tai, sakykime, taip, dabar aptarėme kažkokius tai fizinius parametrus, ne? Galbūt kažkurį vieną leidimą skirsime kitų šalių patirčiai, konkrečiai tik tais būtent kaip yra daroma. Galbūt kažkokia tema atskira galėtų būti vėlgi, ką reikia turėti. Pavyzdžiui, taip, tos Vokietija, Šveicarija, ten Austrija, tos šalės, jos turi savo kažkokius tenai standartus. Yra netgi galima įsigyti rinkinį specialų, kurį turi turėti slėptuvėje. Mes rekomendacijose jį tenais esame įdėję. Tai vat planuojam parsisiųsti tokį rinkinį ir paraginti vietinius verslininkus, kad jie komplektuotų, sakykime, tos statybinių medžiagų parduotuvės, būtent tokius rinkinius, kur žmonės galėtų įsigyti, nes dabar tu sėdi slėptuvėje galvot pačiam, gal atsuktuvo reikės, o gal pjūklelio, o gal kaltuko. Tai, kad to nebūtų, kad kažkokie būtų paruoštukai namų darbam, bet šiaip žmonės iš esmės raginami ir pasidaryti namų darbus, galvot, žiūrėti ir žiūrėti priekį, kas mūsų laukia.